Laidos partneris – atminties kortelių lyderis pasaulyje SanDisk. Akimirkos, kurias malonu liesti. Nuotraukos internetu fotoservisas.lt. Fotosesijos darbinis pavadinimas kol kas yra atvirukai iš Paryžiaus. Mes šiomis nuotraukomis bandysime parodyti ikoninius menininkus, kurių šiuolaikinis Paryžius, kuris yra labai elitiškas, nebūtų priėmęs. Dabar fotografuosim modelį, kurio personažas yra Frida Kahlo, tapytoja. Jeigu šiuolaikinis Paryžius nebūtų jos priėmęs kaip menininkės, kur jinai būtų? Viskas vyksta realiom sąlygom. Kitas personažas, kurį fotografuosim, yra Andy Warholas. Kur jis būtų, jeigu jo nebūtų nieks klausę, žiūrėję ar matę. Dabar fotografuosime Salvadoro Dali personažą, vėl toje pačioje situacijoje, kur jis galėjo atsidurti